2001 metais Europos mėlynosios vėliavos priežiūros taryba Nidos paplūdimiui už aukštą aplinkosauginę kokybę, atitinkančią tarptautinius reikalavimus, suteikė mėlynosios vėliavos sertifikatą. Turistai ir žiemą neužmiršta neringos. Ir šiuo metų laiku čia organizuojama daug įvairių koncertų, kitų kultūrinių renginių, rengiamas pramoginės iškylos ledų motorinėmis rogėmis, o viešbučių bei poilsinių durys visada atviros svečiams. Tačiau Kuršių nerija ypač atgyja ledui sukaušius Kuršių marias ir prasidėjus stintų migracijai. Tada į neringą iš visos Lietuvos ima važiuoti poledinės žūklės mėgėjai. Ir visos kurorto gyvenvietės pakvimpa šviežiais agurkais, tokį kvapą skleidžia sugautos stintos. Būtent šaltuoju metų laiku Neringoje geriausia organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius. Beje, Neringa yra pripažintas pačiu saugiausiu kurortu Lietuvoje, kuriame retai užfiksuojama nusikaltimų. Juodkrantė senas žvejų kaimas, kaip europinio lygio kurortas garsėjęs dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ir šiuo metu Juodkrantė atostogautojams siūlo ramybę ir puikų poilsį. XIX amžiuje Juodkrantės prieigose aptikta gintaro, kurio iškasta 2250 tonų, o 1882 metais surasta labai vertingų priešistorinių gintaro dirbinių. Kasmet Juodkrantėje vyksta įvairių pramoginių renginių, iš kurių didžiausia žvejo diena, sutraukianti kelias dešimtis tūkstančių poilsiautojų. 1979–1981 metų vasaromis į Juodkrantę atvažiavę tautodalininkai iš visos Lietuvos iš Ąžuolo išdrožė per 70 įvairius lietuvių liaudies pasakų personažus ir atskiras tautosakos kūrinių scenas vaizduojančių skulptūrų, kurias padovanojo Neringai. Šių skulptūrų ekspozicija Raganų kalne viena labiausiai turistų ir jų vaikų lankomų vietų Neringoje. Juodkrantę poilsiui pasirinkę turistai mėgsta pasivaikščioti Kuršių marių krantine, kur 800 metrų atkarpoje išdėstyta 31 akmeninė skulptūra, kurią sukūrė tarptautinio skulptorių simpoziumų Žemė ir vanduo vykusio 1997–1999 metais menininkai. Juodkrantėje taip pat verta aplankyti paminklą Liudvikui Rėzai, Juodkrantės bažnyčią, pėsčiųjų taką Naglių gamtos rezervate bei unikalią didelę įspūdį paliekančią kormoranų ir pilkųjų garnių perimvietę. Preila. XIX amžiuje Preilą įkūrė užpustytų Naglių ir Karvaičių kaimų gyventojai. Netoli šios žvejų gyvenvietės yra Vecekrugo kopa, aukščiausia Kuršių nerijos nacionalinėme parke. Jos aukštis 67,2 metro. Važiuojant dviračių miško keliuku galima patekti ant pačios kopos viršūnės. Pervelka. Manoma, kad šio žvejų kaimelio pavadinimas kilęs nuo veiksmo valčių pervilkimo iš Baltijos jūros į Kuršių marias ir atgal. Pervelka mažiausia Neringos gyvenvietė, tačiau vasarą ir ji pasirengusi priimti poilsiautojus. Turistai poilsį čia renkasi dėl ramybės ir nuostabios aplinkos. Pervalkoje turistai mėgsta aplankyti žirgų švyturį Pervalkos įlankoje. Nida. Tai didžiausia Neringos gyvenvietė. Anksčiau čia daugiausia gyveno žvejai, o nuo XIX amžiaus pabaigos miestelis pagarsėjo kaip kurortas. Nida puikiai vieta poilsiauti ištisus metus. Čia kasmet apsilanko per 350 tūkstančių poilsiautojų. Nidoje yra visa poilsiui ir turiningam bei aktyviam laisvalaikiui skirta infrastruktūra. Keliaujantieji jachtomis gali saugiai apsistoti tarptautinėme uoste. Automobilininkams skirtas puikus kempingas, dviratininkams viešbučiai ir poilsio namai. Vietinių žmonių pastangomis apželdinant 51,4 metro aukščio Urbo kalną, Nidoje buvo pradėtas statyti švyturys. 27 metrų aukščio švyturys, kurio link vedė akmeninis grįstas kelias su 200 laiptelių, pradėjo veikti 1874 metais.
Viena populiariausių vietų Nidos apylinkėse ant Parnidžio kopos esanti apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria puikus vaizdas į Lietuvos Sacharą vadinamas Smėlio kopas. Nuo šios aikštelės galima grožėtis iš Kuršių marių patekančią arba į Baltijos jūrą nusileidžiančią saulę. Nidoje įsikūrusioje privačioje Gintaro galerijoje muziejuje galima susipažinti su šio Baltijos jūroje randamo mineralo kilmės istorija, jo morfologija, sužinoti, kur šiomis dienomis randama gintaro. Kitoje salėje susipažinti su gintaro atspalvių įvairovė. Gido paslaugos ir galerijos lankymas yra nemokami. Verta aplankyti ir senasias Nidos kapinaitės, kuriuose kapai papuošti unikaliais tik šiam kraštų būdingais senoviniais krikštais. Senąją Nidos evangelikų bažnyčią, etnografinę žvejų sodybą. Šiuo metu Neringoje gyvena apie 3000 gyventojų, kurie jaučia nuolatinį savo unikalaus miesto vadovo rūpestį. Neringos savivaldybės administracijos centras įsikūręs Nidoje. Savivaldybės meru 2004 metais taryba išrinko Vigantą Giedraitį. Neringos savivaldybės taryba didelį dėmesį skyrė savo bendruomeniai, jos poreikiams, gyvenimo kokybei gerinti. Taip pat neužmirštami ir poilsiautojai, kuriems ištisus metus rengiami įvairūs festivaliai, koncertai, kiti kultūriniai ir sportiniai renginiai. Neringos savivaldybės tarybos bei administracijos pastangų ir triūso dėka rekonstruotos Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinės ir Nidos vidurinės mokyklos, vaikų lopšeliai, darželiai. Neringos savivaldybės lėšomis Nidoje buvo pastatyta moderni katalikų bažnyčia su bendruomenės patalpomis, kurioje ne tik meldžiamasi, bet ir rengiami koncertai, poezijos vakarai, įvairios parodos. Neringos savivaldybė aktyviai dalyvauja įvairiose programose ir šiuo metu įgyvendina net kelis ES fondo remiamus projektus. 2005 metų vasarą įgyvendinus FARE lėšomis remiamą projektą, Neringoje sukurta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis pagrįsta paslaugų sistema. Neringiškiams ir miesto svečiams itin aktualus ISPA sanglaudos fondo lėšomis įgyvendinama geriamojo vandens ir nuotekų valymo sistemų plėtra. Užbaigus šį projektą bus išspręsta kokybiško geriamojo vandens paruošimo problema, rekonstruoti vandens gręžiniai visose 3 Neringos savivaldybės vandenvietėse. Geriamasis vanduo bus išvalomas taikant modernias technologijas. Šiuo metu įgyvendinamas projektas vandens turizmo abipus sienos plėtra Kuršių mariose, Rusijoje ir Lietuvoje. Projekto metu ekspertų grupė tyrė uostelių ir prieplaukų plėtros galimybes Kuršių mariose Rusijos dalyje bei Neringos savivaldybėje. Rengiamas plūduriuojančių prieplaukių schemos mažų laivų švartavimuose, vienas jų tarptautiniam Nidos uostui. Kviečiame atvykti į Neringą, vienintelė vieta Lietuvoje, kur tiek vasarą, tiek žiemą gali gėrėtis iš vandens tekančią ir į vandenį nusileidžiančią saulę, kur bangų šniokštimas ir medžių ošimas garsesnis už transporto ūžesį, o svetingumą ir pagarbą gali pajusti kiekviename akmenėlyje ir žuvėdros vyksme.